Labas rytas, chebra. Nu vėl žiema žemužė. Kaip jūs? Sveikata kavytės. O šiandien kavytė iš namų. Važiuojam į objektą, kur nebus kolonėlių pasiimt galvos. Skaniai, gerai labai. Tai va, tai blyn, prisnigo neblogai. Čia vakar pasnigo apie 10 cemų, daug per naktį, nežinau, gal kokį 20 cemų prisnigo. Neblogai. Čia nustumdė naktį. Yra čia apie 20 cemų sniego. Ir šiandien turi snigt visą dieną, man atrodo. Buvo prognozės anksčiau, kad kažkaip ant pietų turi baigtis. Jo, pasikeitė prognozė. Pats snygis baigėsi 9-10 valandą, o paskui bus tik tais biški. 3 valandos saulytės šviečiasi, o tai čia bus tada labai geras oslė. Kas blogai, vat prie +1 sninga, tai bus ką veikti. Vakar jau buvo biški tok chaosas. Ką, pasižiūrim, kaip aparatai neužkirpijo. Gerai mašina, bet čia reikia protingai startuoti, kad neprakasti ratus, nes čia blembas apsnigomės pilnai. Apsnigom pilnai, reikia įsibėgėti. Skambinam į vartus, kad atsidarytų vartai. Startavom gerai. Pasikėlė šlagbamas. Čia keliai pagrindiniai nuvalyti, viskas tvarkoja. Tik tai svot. Tie šalutiniai keliai ir ten, kur važiuoju, ten toksai kelias, kaip sakant, nemagistralinis. Ir tenais, grubiai, eismas didelis ir tie visi dreideriai, buldozeriai nespėja valyti, eismas didelis, jie tokiu tempu nepavažiuoja, nes neleidžia privačios mašinos, aš taip įsivaizduoju. Jo, bus įdomi šiandien, nes ten tas objektas yra pasikrovus iškart į kalną reikia užsisukti. Parodysiu, kaip ten bus, tikiuosi eis normaliai pakilti, nes ilga nuokalnė, ta įkalnė, aiškiai ir nuokalnė atvažiuojant. Ilga įkalnė ir tenais, aš atsuksiu geriau į priekį, jūs čia nežiūrėti į mano ruožą. Ir į tą įkalnę tenais paimti reikia ir plius siaura. Jeigu sutiksi ką nors, gali būti, kad neprasilenksi. Šiaip prasilenki, viską protingai, jeigu protingą vairuotojų sutinki. Tai va, visur balta, kur tai yra žiema žemužė. Taip lėtai parvažiuoja tos mašinos. Aišku, ne visus kvatro. Dabar valytuvai kaip gerai valosi. Vakar vežiausi namo valytuvus susitvarkyti, nes į pabaigos, dienos pabaigą buvo apledyje, tai valiau tenais tus ledukus iš tų gumų ir išnėriau iš gumų, iš to metalinio rėmo, tos gumos šepetėlis tos, tai jeigu parsiveši namo sėdėsiu, čia nešalsiu mašinai, nevargsiu savo namuose, bus geriau. Tai va.
Na, čia reikės ir sniegą nusikast. Vakar grįžau, nusikasau sniegą. Buvo apie 15 cm kieme. Tai atsikėliau ryte, tai kaip ir nesimatė, kad kasiau. Kai kalė, blemo 20 cemų. Tai da, jeigu pasnigs, tai grįšiu namo, tai bus ką veikti. Bet Raimis jau šiemet yra mandras. Įsigijęs yra sniego frezą. Nereikia su šiupelio. Aišku, iš kampučių tai su šiupelio įsivalai. Bet taip, tai su sniego frezu varau, jau nereikia šiupeliuoti į kalną stumti sniego. Tai va, sveikatą dar syk kavytės. Biškai reikia susimažinti šilumą. Pasidaryti iš karto, kad pūstų ant langų ir į kojas. Kad tirpintų stiklą. Tai va. Tai važiuojam dabar ir kuro turim, nieko nereikia. Kavos turim ir važiuojam į vietą. Įdomu, kaip seksis tas iki magistralės dasibelis. Aš įtariu, tas Liertopeno kalnas, ten tikrai eismas eis lėčiau, nes tie važiuos dreideriai ant kelio. Aišku, smagiai, kai tie dreideriai važiuoja. Geriau pasivilkti iš paskos dreiderių koloną, ten 40 greičių, nei ta kamštis susidaręs už avarijose dar kažko nepakilusi. Tai žinai, kad visos juostos juda tolygiai. Kaip ir tikėjomės, Liertopeno kalną pasikilom normaliai, bet čia toliau kamštis. Čia Hebra čia įmeti į Snapchatą mūsų firmos, kad tipo kažkokia tai lygtais avarija, tai lengvoji kairiai pusiai pastrigus ar kas, bet faktas, kad normalu tokiu oru čia, kai pastinga. Nesvarbu, kiek snigs, vis tiek bus koks nors kamštis, avarija, kažkas susivartęs. Bet nieko, prasibrausim. Visą taip, o taip čia, sakant, pagal laiką gal ir vėluojam, bet čia tas vėlavimas, čia Norvegijoje dar tokio oro, tai čia dar pats tas ekskavatorininkas, tas graveris, pats irgi jisai vėlos per tokius kamščius atvažiuoti. Tai čia mato šviežiai nuvalyta. Čia Stobudovai yra ir... Bet tik kelkraštis nuvalytas, kairė pusė nevalyta. Per vidurį yra sniegutis. Jo, čia drebia ir temperatūra, blembas +1 tik tais, ir tas baisiausias ir jos snygis, kai temperatūra apie 0, ten -1, -2, labai lipinusi tas sniegas. Jau ir įkalnėse sunkiau, greičiau pasidaro ledas iš to sniego. Dėl to man patinka koks -15 lauke, -20 geriausiai. Nuo 15-20 tam tarpe. Dėl važiavimo sąlygų, aišku, ten reikėtų lauke dirbti kažką, tai tentuot, kai būdavo bringę, načiur, tentuot, tai načiur, bjauru. Nors ir kai prie -2, kai jau taip sninga irgi bjauriai, viskas šlapia, drėgna, nejauku. Kiekvieną darbą reikia dirbti, viskas tvarkojame. Tai bandysim dasibrauti iki. Jo, čia tie orai, blembas, vis keičiasi, čia vėl pažiūrėjau orus, tai čia... Ojoj. Tai daugiau, tai mažiau to sniego praneša. Kiek čia dabar vėl? Jo, -1. O čia irgi jo, 11 valandą. Turėtų jau baigti snigti. Jau tas bumas, kai čia vakar pranašavo, tai tas pats bumas snygis, tai turėtų būti panašiai 11 valandą. O dabar atkėlė. Nebėra. Lemas kaip valytuvai normaliai valo. Kai išsidžiovinau, išsivaliau, bet to apeisis tiek, valytuvai ir bus
Varysim kaip tankė. Dar įdomu, kaip seksis teis išversti tą vietą, kur varysim išversti. Jis irgi tokia viena vietelė tokia nejauki, įkalnė, statoka. Kad ten tuščiam reikia kilti ir prasilenkti nėra su kuo. Bet čia matysime eigoje. Viskas, manau, bus gerai. Jau mirksi avariniai. Tai kaip ir buvo informacija, kad kairė juosta lengvoji. Ką tik skambino kolega. Mes ten dviese važiuojam į tą objektą. Tai jisai jau kaip ir atvažiavęs vietoj. Sako, kur esi, sakau, čia esu pritikė marką. Sako, jo, trafikas, sako, ten stovi mašinų. Sakau, žinau, sakė. Nu, tai vat, ir gaunasi kamštis dėl mašinos kairiai pusės sustovi. Bet įdomiai kairiai pusės sustovi, nu, pažiūrėsim, kas čia bus, Sako, kaip tu, Raimundai, manai, sako, kaip į tą kalną, sako, mes pasikrovę pakilsim. Jis sako, dabar 15 cemų, sako, sniego teis, jis jau atvažiavęs yra. Sako, nepabandę nesužinosim, sako, matysim. Na tai, velniai žino. Sakau, vis tiek, sakau, ten turi nuvalytą kelią. Žiūrėsim, Remas, tenais biški toksai labai ilga įkalnė ir reikia 180 laipsnių užsisukti. Iš karto išvažiavus iš tos vietos, kur pasikraunam, kaip žmogus blogoj vietoj sustojęs, grubiai ir pats laukia ant lauko, šala ir nejauku padaręs tokį kamštį. Jo, nejauku. Vat ką padarysi. Nu, toliau mes legiam į priekį. Nu, ar negraži ta žiema. Smagu pasigrožėti. Netoli objekto. Gražu tai gražu, bet ir važiavimas smagus. Ten bus 0 čia temperatūra. Kaip negerai. Prie tokio snygio. Ir temperatūra 0. Tai čia blembas. Bus iššūkių pasivažinėti į įkalnes. Kavytės, hebra. Dedam laikus. Mes čia žymiai daugiau įsisnigo. Žymiai daugiau. Gan gerokai drebia. Kažkaip tais, kai sakas, žopai čiūjų. Oi, net kamera suveikė. Tipo, įvykis įvyko. Smūgis buvo. Per gulintį policininką pervažiavom per greitai. Tai kažkaip tais įtariu, kad šiandien grandinės jau reikės naudoti. Manau. O čia jau nepasuka, žmogus pastrigo. Nėjo pasukti, o pasikabino volvytį prieki varomo, kupstas, reikėjo greičio reikėjo. Jo, mes va čia dabar sukom į, kaip sakant, į jau keliukas, kuris jau mažiau prižiūrimas. O čia nėra valytas. Bandysim dasibelsti. Žiūrim, viskas gyvai, kaip čia bus. Į pakalnę nusileisim, čia, kaip sakant, į pakalnę. O čia įkalnikai yra. Čia gaunas, čia dabar kaip pasukom į tą sankryžą į dešinę. Tai to jau sankryžėlė irgi, tai reikia praleisti mašinas, tai pristoti irgi toksai, kur pavojinga. Čia sniego užversta nemažai. Ir pristumdė tie, kur šaligatvius valo traktoriukai, pristumdė ant sankryžėlių tos sniego kupstų. O čia bus įdomiai, jeigu dar čia nevalė. O čia šiaip yra mokykla. Tai jau turėjau valyti, jau sakykim, 7, be 7. Tai mokytojai turi atvažiuoti, mokiniai, autobusai. Čia autobusų susukimas yra.
Šiaip turėtų čia valyti. Kažkas čia įsivažinėjęs, čia bus, tai mokyklo jaučiu. Va čia tas keliukas, va čia į pakalnę leidžiamės į pakalnę. Ir dar gulintis policininkai. Ir vėl leidžiamės. Ir po kairę bus objektas. Va čia daug sniego. Tai dar čia mes sutrypsim ir kai reikės pakilti kalnikę, tai bus linksma. Pirmų reisų gal dar bus normaliai. Bet toliau atvažiuosim vėl, padangos šiltos čia sutryps. O čia mums apačiojo, po kairę stovi jau kolega. Čia jau nustumdė jam įvažiavimo kažkas, tai mes irgi o čia tą į kalnikį grūdavomės į antrą pusę turim šalia kelio. Mes atidarė tvorą, nes čia buvo užtverta. Sakau, atidaryk tvorą ir važiuok į vidų. Ir čia atbulas į kalniką reikės pajudėti. Tikėkimės bus gerai. Viskas. Įsijungiam galinės likternas. Nu, bandom. Biški siaurai nuvalyta. Oho, buksuojam. Reikia iš naujo stumti. Geriau nesustoti. Oho. Įsigriovė. Nustumdė biškį per arti. Kalniuką padarė prie griovio. Kai bus tais prasilenkti vietoje, sutilpsim. Jo, šlapias sniegas duoda savo romantikos. Čia gaunasi su vingiukais iš karto. Čia jau gaunasi važiuoti į priekį, tą tiesiai ir smailiai užsisukti į dešinę ir į kalną kilti. Taip, kad čia biškį bus romantikos. Manau. Bus romantikos. Nu, jau čia dabar jau tiesioji, atstumsim, sustojom ir lauksim, kada kraus. Nu ką, pasikrovėm,
Nu, bandysim kilti tą kalniuką. Sijungiam blokiruotės, keliam priekabos priekinę ašį į viršų. Ta blokiruotė automatinė, kai eitų į posūkį išsukti. Kad nesugalvotų persijungti, dabar mes turim atgal kilti. Užsisukti pilnai ir kilti viršų. Čia gaunas tokia labai įkalnė, ilga. Lemas, tikiuosi, neparvažiuos niekas. Nu, bandom išsisukti. Ima. Ketvirtą jungiam. Iš priekio parvažiuoja plempas. Tešla labai protingai. Nerk į šoną tiktais. Nu, toliau. Kaip svarbu nesutikti iš priekio fūros. Su lengva dar prasilenki. Bet su fūra nelabai būtų protinga prasilenkti. Aš dar čia specialiai į mašiną daugiau įsimetu. Priekabą padarau biškį dar lengvesnę. Aš darau bendras svoris 50. Bet panašiai 20 mašinui gali būti 28, bet aš taip 29 tonas ant paklaidos čia užsimetu ir beliek priekabą 21 toną panašiai. Tai, kaip sakant, lengviau. Svarbu bendrą neviršyti svorio. Opa. Viskas bus gerai. Jau viršūnė. Dar bus tenais prie sankryžos. Tai galvoju dabar per kur važiuoti. Reikėtų gal važiuoti per patį Askerį, nes ten magistraliai mačiau stovi biškį kamštukas. Galim priekabos priekinį tiltą nuleisti. Čia dabar vėl į kalnikį. Ir nieks nevalo. Nu. Opa, į kalnikį. Eina. Ir taip pačiau tas sankryža blempas. Tas sankryža tai sustot reikia, praleisti. Čia varysiu į dešinę gal. Galbūt. Jeigu išsisuksim. Nieko nėra kairėj pusėj. Gerai. Ir čia vėl į kalną. Visą laiką į kalną. Čia tik vietomis siaurokas keliukas yra. Jau su autobusu prasilenkt. Biškį sudėtingiau čia. Bet kaip nors. Einam. Steni, Vulvikį, steni. Graži žeima, graži. Jungiam 7, žiūrim kas bus. Gerai. 7 irgi eina. Jau
8 jau neįtų pavaras čia į tą kalnikę. O, kaip tik pavažiuoja autobusas. Bet ne ant po. Kaip tik ir posūkis. Nu, važiuok drąsiau tu. Drąsiau. Eina kaip bitė. Čia tu kelkraštį, o tas sniegas yra. Ir čia žinau, kad ten grioviukas yra, tai vat nežinai, kiek gali trauktis. Aišku, tie koliukai subaksnuoti yra, bet tie koliukai jau yra ant pat krašto, o čia yra toksai grioviukas yra, ir paskui uola eina po dešinę, tai būtų jau nejauku nuslysti kraštą. Čia taip mes važiuojame tą baltą šoninę liniją. O, čia jau ratai eina už asfalto. Yra. Tai va, tai ir nereikėjo grandinių, nereikėjo. Ten temperatūra 0. Tas sniegas lipinasi, bet svoris duot savo. Kai mašina yra sunki, pakankamai, tai duoda savo. Čia tau ne su puspriekabė važiuoji, kad ant priekabos ašių 24 tonas, o ant varomos ašies 11,5, kai dviašis yra, daleiskim. Tai jau su dviašį, tai jau nu ir načert. O čia, skaitykim, dabar pas manęs gaunasi, priekaba yra 22 tonos, o varomoji ir bugis 20,5. Tai jau prašau. Kaip yra lengviau, o pati mašina 29 tonos, dabar sveria 29,400. Tai žymiai geriau su tokiu komplektu važiuoti nei su dviašiu semiu vilkiku. Mes čia vadinam jas dviratukais, dviašius. Gražu žiema. Vaikams džiaugsmo po dešinio, darželis čia žaidžia visi, besmegenius lipina. Dabar, kai už 0 temperatūrą sniegas limpa ir visą naktį prisnigo to pliusinio, to 0 sniego, tai ir vaikams smagu lipinti besmegenius. Nuo kalnų čiuožinėjau, urvus darosi. Jo, atsimenu, kai ir aš buvau vaikas, būdavo daugiau to sniego. Tais laikais, tai irgi ten tas būstinės iš sniego darydavai, blembas. Sniego gniūščių karą pažaisdavom, blembas, būdavo ką veikti žiemą. Tėvai šaukdavo mus. Namo pareikit, užtenka jau, pirštinės būdavo šlapios, kelnės šlapios, kuojas šlapios, visas. Dardėdavai visas iš šalčio, dantis ant danties nesueidavo, šventikulis iš šventikul nesueidavo. Ir nieko, sėdėdavom lauke, žaisdavom. Jo. Važiuojam dabar tą ištipinti, išpilti. Žiūrėsim, kaip tenai seksis. Čia mums reikia į apačią nusileisti į pakrantę, čia kaip uostas. Nu, ne uostas, uostukas. Jachtos. Turtuolių stovi. Čia reikia dar skambinti. Gal bus mašina prie šlagbaumo, bet gal nebus. Reikės skambinti ko gero, kad pakeltų šlagbaumą. O čia vinguriuoji gražiais vaizdeliais. Čia vasara labai gražu.
Čia tas fjordas yra po kairę. Tai va čia mūsų apačioj kairėj pusėj. Nu, čia labai irgi aštriai į kairę ir į pakalnę. Nurodėm posūkį. Stovi. Automobilis. Ko gero pakel šlagbaumą. Nereikės skambinti. Šiaip gerai. Nes turiu paskambinti, kad atvažiavau, kelti šlagbaumą, tada padeda ragelį, tada jisai skambina į šlagbaumą. Tokias šiknaskylės. Ko jisai nori? Hei, boss. Jeg skal åpne til det nå, men jeg skal bare skanne HMS-kortet ditt der borte. Ja. Ja, på en side. Ja, du ser den svarte på toppen her. På toppen, ja. Ja, jeg skanner den. Ja. Og da kan du senere, da ligger vi deg inn, og da kan du gå ut, og så kan du skanne og åpne kortet selv. Ok, så. Så slipper jeg å sitte og åpne. Ja. Men hvis jeg får HMS-kortet ditt, så kan jeg gå og skanne, så kjører du bare ned, du. Og så skal jeg åpne til det nå. Det blir ikke klart helt med en gang, men du blir lagt inn sikkert i løpet av dagen, tenker jeg. Ok. HMS-kort, faen. Ja. Mano kortelė HMS, sakė, prijungs. Skal jeg bare åpne til deg? Ja. Prirakins mano kortelę. Labai gerai. Bet irgi gausi sustoti ir nuskanuoti kortelę. O čia dabar grįžtant atgal į Kalnikę sustoti nejauku. Nejauku, bet paimsim, ką darysi. Jei ką, turim žvyruką, pasibersim, turim druskos, irgi pasibersim. Ir toj vietoj, jeigu jau nepakilsiu, toj vietoj bus paberta. Kitam sykį, kaip sakant, irgi toj pačioj vietoj sustosiu ir bus gerai. Bet eis čia pakilti. Čia šiaip gerai nuvalė, čia plempos čiut ne iki asfalto, bet vis tiek sniegutis yra, ledukas toks čia yra. Kur čia dabar reikės išversti. Būna kartais tai vienoj vietoje verti, tai kitoj vietoje verti, čia sugalvoja jie pasikeitaliuoti. Bet čia galėjo jie nusikasti tavo čia sniegutį. Įdomu, ką čia jie daro. Laidai, kad su kuzovu laidų nesu joti. Čestu taip vis dėl. Gerai, tai aš aplink nevažiuosiu. Galėsim mes čia taip. Nu ką, verčiam. Priekaba išversta. Laidų svarbiausia nenukabinti su kuzovu.
Biškai kreivai stovim, bet nieko. Laidų nėra čia viršui. A, priekį o laidai. Keliam bugį, kad į kalnikį geriau eitų. Bliambas. Pastrigau lemos galinis. Kas čia, kodėl kliūna, neužsidaro bortas galinis. Reikia pažiūrėti. Kuzovas yra biškis susiskipavęs ir neužsidaro. O, išėjo. Na va, viską jungiam. Gabas, išsigandau, galvoju, kad čia mano kažkas kala. O čia kalas stulpus. Na, mano alkį dėžė. Ir jungiam dabar iš 5 į 6. 6 ir į kalnikę. Čia bus be problemų. Kas gerai, vot į samasvalui, bliambas, ant ašies dabar gaunas nemažai 10 tonų tuščiamo. Čia labai gerai. Na, o čia mes stojam prieš šlagbaumą. Ir bandom atidaryti patys. Kad jisai pakėlė man, nereikės man kortelėm. Na. Eina paimti švilas. Jeg ikke lagt det inn i systemet før litt senere i løpet av dagen. Ok, så kanskje med neste tur? Ja, kanskje neste tur. Ok. Hvis ikke det sitter noen her lenger, Ja. så kan du prøve. Ok, yes. Fantastisk. Ha det, ha en fin dag. Da sako, nėra prijungta kortelė. Sakė, vėliau prisijungs. Jeigu, sako, nesėdėsiu čia, tai, sako, bandyk. Nu, dabar va čia, kaip sakant, aklai čia, o suki į dešinę ir nežinai, ar yra, ar nėra mašinų.
ir nenori sustoti. Ir pavyko, mašinų nėra. Čia, kaip sakant, naura turi varyti. Tai va tokias šiknaskylės, tokias vietelės.